Emily Mandžiaračina iš lifesitenews.com. Lenkijos katalikai griežtai įvertino sinodo baigiamąjį dokumentą. Jis yra giliai antikatalikiškas. Lenkijos katalikai paskelbė aštrią ir išsamią Vatikano sinodo dėl sinodalumo baigiamojo dokumento kritiką, pavadindami jį giliai antikatalikišku. Čenstohovos arkivyskupijos katalikų akcijos pirmininkas dr. Artur Dabrovski, Lenkijos katalikų, kurie yra rimtai sunerimę dėl sinodo 9-osios darbo grupės ataskaitos, kurioje klaidingai teigiama, kad homoseksualų santykiai nėra nuodėmė, vardu pateikė atvirą laišką, skirtą kunigams ir sinodo grupės dalyviams. Laiške konkrečiai aptariamas 2024 m. spalio 26 d. paskelbtas sinodo dėl sinodalumo baigiamasis dokumentas, kuris apkaltinamas tuo, kad atspindi heterodoksinį vokiečių sinodinį kelią, kurio tikslas decentralizuoti ir relativizuoti doktriną. Lenkijos katalikai teigia, kad ataskaita nueina taip toli, jog pateikia bažnyčios naujos tapatybės pagrindus, kurie nekintamą tikėjimo paveldą pakeičia nauja įtraukties ideologija, nevedančia sielų į išganymą. Šiame laiške, kaip pabrėžia ir kiti žinovai, atkreipiamas dėmesys į tai, kad sinodinėje ataskaitoje išvadoms pagrįsti naudojamas pavojingas metodas, kuris iš esmės netgi nuomonės tų, kurie atmeta bažnyčios mokymą, išaukština iki šventosios dvasios balso statuso. Laiške pažymima, kad pagal sinodinio dialogo procesą dalyviams skiriamos vos 2 minutės pasisakyti, be teisės diskutuoti, todėl esminis bažnyčios mokymo gynimas tampa neįmanomas. Šis metodas sąmoningai prilygina balsą tų, kurie ištikimai laikosi bažnyčios mokymo, balsams tų, kurie jį atvirai ginčija, teigia Lenkai. Vietoj to, kad ragintų katalikus morališkai atsiversti, tai yra tikroji šio žodžio prasmė tikėjimo kontekste, dokumentas atsivertimą apibūdina kaip grinai protinį procesą, teigdamas, kad bažnyčios naujosios misijos sąlyga yra jausmų, vaizdinių ir minčių esančių mūsų širdyse atsivertimas. Jame kalbama apie santykių atsivertimą, sprendimų priėmimo procesus ir struktūrų atsivertimą. Ši formuluotė atskleidžia autorių ketinimus, jog tikslas nėra gyvenimo transformacija Evangelijos šviesoje, bet gilus katalikų realybės suvokimo persvarstymas, teigiama laiške. Lenkijos katalikai atkreipia dėmesį į rimtą klaidą dokumento 28 pastraipoje, kurioje teigiama, kad sinodalumas yra konstitucinis bažnyčios aspektas. Tai reiškia, kad sinodalumas yra esminė bažnyčios dalis, jos egzistavimo sąlyga. Kitaip tariant, be sinodalumo nėra bažnyčios. Laiške teigiama, kad tai ne tik klaidingas teiginys, bet ir bandymas uzurpuoti dieviškąją bažnyčios konstituciją. Reikia primygtinai priminti, kad būtent pats Jėzus Kristus padėjo bažnyčios pamatus ir apibrėžė jos nekintamą prigimtį. Bažnyčia yra šventoji, visuotinė, katalikiška ir apaštališkoji. Nė vienas hierarchas, net popiežius, neturi teisės keisti šios konstitucijos, skelbiama laiške. Lenkijos katalikai toliau pateikė pavyzdžių, kaip šis dokumentas smogė katalikų tikėjimui. Jie atkreipė dėmesį, kad 33 pastraipa atrodo menkina kunigystės prasmę, teigdamas, kad sinodalumas suteikia tinkamiausią interpretacinį kontekstą pačios hierarchinės kunigystės supratimui. Tai klaidingai leidžia manyti, kad kunigai yra pavaldus tam tikram demokratiniam procesui, pagal kurį jie atsiskaito žmonėms. Taip teigiama laiške, tai akivaizdus tvarkos atvertimas. Nebe piemuo saugo bandą, o biurokratinė struktūra tampa piemens teisėjų. Dar blogiau, dokumente toliau siūloma desakralizuoti pamaldas ir Eucharistiją. Neskelbdamas doktrinos apie tikrąjį buvimą ar šventosios mišių aukos tikrumą,
Dokumentas teigia, kad Eucharistija visų pirma parodo, kad dvasios sukurta harmonija nėra vienodumas ir kad kiekviena bažnytinė dovana skirta visų bendram gėriui. Jame taip pat teigiama, kad yra glaudus ryšys tarp sinaksis ir sinodos, tarp eucharistinės bendruomenės ir sinodinio susirinkimo, darant klaidingą palyginimą ir vėl visiškai ignoruojant tikrąją mišių esmę – Kristaus nekruvinąją auką Dievui Tėvui. Liturgija yra Dievo žodžio klausymasis ir atsakas į jo sandoros iniciatyvą, teigiama sinodo dokumente, visiškai klaidingai apibūdinant liturgijos esmę. Toliau ši klaidinga interpretacija lyginama su sinodiniu procesu. Panašiai sinodinis susirinkimas yra to paties žodžio klausymasis, kuris skamba tiek laikmečio ženkluose, tiek tikinčiųjų širdyse, taip pat susirinkimo, kuris atpažįsta Dievo valią, kad ją įgyvendintų atsakymas. Tada Lenkijos katalikai apgailestauja dėl dokumento piktnaudžiavimo Švenčiausiąją Mergelę Mariją, sumenkinant jos vaidmenį 29 pastraipoje, kurioje teigiama, kad ji yra bažnyčios veikėja, kuri klausosi, meldžiasi, apmąsto, užmezga dialogą, lydi, atskiria, sprendžia ir veikia. Marija po kryžiumi yra pavyzdys, kaip reikia dalyti savo sūnaus aukos kančia, o ne administracinių procedūrų globėja. Teigiama laiške, atkreipiant dėmesį į tai, kad švenčiausiosios motinos vaidmens sumažinimas iki minėto apibūdinimo galiausiai atima iš Marijos garbinimo jo antgamtinį pobūdį. Lenkų nuomone, pagrindas galutiniam tiesos dekonstravimui šiame dokumente yra tai, kad jame kaip ginklas naudojama Vatikano antrojo susirinkimo deklaracija, kad visi tikintieji turi Evangelijos tiesos jausmą, vadinamą sensus fidei, ir kad jie turi gebėjimą intuityviai suvokti tai, kas atitinka apreiškimo tiesą bažnyčios bendrystėje. Dokumento Lumen Gentium teiginys išimamas iš konteksto, nes jame sakoma, kad antgamtinė tikėjimo jausena, sensus fidei, pasireiškia tik tada, kai Dievo tauta lieka paklusni magisteriumui ir yra jo vadovaujama. Taigi sinodo baigiamajame dokumente klaidingai daroma išvada, kad todėl bažnyčia yra įsitikinusi, jog šventoji Dievo tauta negali klysti tikėjime, kai pakrikštytųjų bendruomenė išreiškia bendrą sutarimą tikėjimo ir moralės klausimais. Ši iškreipta idėja vėliau gali būti panaudota kaip pretekstas pateisinti amoralų elgesį, pavyzdžiui, homoseksualumą, remiantis tuo, kad dauguma save katalikais vadinančių žmonių tokį elgesį priima. Atvirame laiške pažymėta, kad konkretus šio mąstymo būdo pavojaus pavyzdys jau buvo pademonstruotas sinodinio proceso metu Lenkijoje. Krokuvos metropolitas kardinolas Gžegož Ryš pakvietė translytį Mareką, dar žinoma kaip Mariją Minakovskį, dalyvauti Krokuvos arkivyskupijos antrajame pastoracinėme sinode, o šis buvo paskirtas sinodo grupės sekretoriumi. Jis atvirai prisipažino, kad sinodas yra svarbus bažnyčios keitimo iš vidaus etapas ir kreipėsi į bendraminčius. Padėkite tai tęsti, kai išspręsime translyčių reikalavimų klausimą. Likusi LGBTQIA plus bendruomenė prisijungs savaime. Baigiamajame dokumente taip pat skatinamas klaidingas ekumenizmas, teigiant, kad bažnyčios dialogas su nekrikščioniškomis religijomis siekia užmegzti draugystę, taiką, harmoniją ir dalytis moralinėmis bei dvasinėmis vertybėmis bei patirtimis tiesos ir meilės dvasioje, bet ne atsivertimą, ne vienybę tiesoje. Reliatyvizmo viršūnė yra 41 pastraipoje esantis raginimas kartu su jais melstis vieninteliam Dievui, rašo Lenkijos katalikai. Pasiūlymas, kad mes melstumeisi tam pačiam Dievui, kaip ir tų sistemų, kurios atmeta Kristaus dieviškumą šalininkai, yra Jėzaus ir jo išganingosios misijos išdavystė, perspėja jie.
Sinodinė bažnyčia pasauliui nebeskelbia, kad niekas nenueina pas tėvą kitaip kaip tik per sūnų. Iš Evangelijos pagal Joną 14 skyriaus 6 eilutė. Kur yra paklusnumas Dievo žodžiui? Eikite tad ir padarykite visų tautų mokinius, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Iš Evangelijos pagal Matą 28 skyriaus 19 eilutės. Kokio tikslo siekia galutinio dokumento autorius, klausia laiško autoriai. Atsakymas, sako jie, glūdi galutinio dokumento 4 pastraipoje. Klaidinga krikščionių vienybė, kuri tyliai bręsta bažnyčios viduje. Sinodinis dokumentas atrodo ignoruoja faktą, kad tikroji vienybė nėra derybų vaisius, bet išlieka nepaliesta katalikų bažnyčioje, kuri vienintelė išsaugojo sakramentinį vientisumą, pastebi Lenkai. Jie prognozuoja, kad Vatikano sinodo galutinis vaisius, šios vienybės, lygybės ir brolystės kulminacija, kuri suvienys visų tautų tikėjimus, bus vienos pasaulinės religijos bažnyčia, tai bažnyčia be kryžiaus, ir ji vadinasi Babelis. Į šį bandymą trivienio Dievo karalystę paversti žemiškuoju rojumi, vadinamu Babeliu, mes, katalikų bažnyčios tikintieji, atsakome: non possumus. Negalime su tuo sutikti. Redaktoriaus pastaba. Autoriai daro išvadą, kad sinodo dėl sinodalumo baigiamasis dokumentas savo dvasia primena komunistų manifestą ir yra giliai antikatalikiškas. Jie ragina savo ganytojus pareikšti aiškę poziciją dėl baigiamojo dokumento, o nedangstytis diplomatiniais išsisukinėjimais. Jei leisime, kad katalikų bažnyčia pakeistų sinodinę bažnyčią, savo pačių rankomis nukryžiuosime Kristaus mistinį kūną ir įkalsime vinį į jo karstą.